Ar hipnoterapija daro stebuklus? Nes matau, kad žmonės ieško to lengvo būdo kažką pakeisti. Tai apie hipnoterapiją, tai aš pasakysiu taip, kad jeigu jūs tikit, jums tikrai jinai padės. Jinai kažkur kažką pakeis, jūsų pasąmonį tą raktelį persuks, varžtelį, tikrai padarys pakeitimus. Bet dar kad tie pakeitimai jūsų gyvenime įsitvirtintų, tai reikia dar pridėti darbo. Nes pavyzdžiui, jeigu nieko nesidomiu, viskas pas mane ten kažkaip automatu aš gyvenu, vyksta tos pačios klaidos ir aš einu į hipnoterapiją, man pakeičia, kodėl, pavyzdžiui, man nesiseka santykiuose, arba kodėl aš negaliu realizuoti savęs, arba kodėl aš negaliu uždirbti daug pinigų, pakeis mąstyseną. Tai aš galiu. O kaip? Nes aš neturiu nei žinių, nei įgūdžių. Mūsų protui reikia įgūdžių. Kaip mažas vaikas, jisai nemoka vaikščioti, jisai atsistojo, žingsniai krenta, 2 žingsniai krenta, 3 žingsniai krenta ir išmoksta. Vaikas mokosi važinėti dviračiu. Važiuoja, krenta, biškį ilgiau važiuoja, vėl krenta. Bet jisai išmoksta, nes mūsų kūnas išmoksta įgūdžių. Ir mūsų protas irgi turi išmokti įgūdžių. Jeigu man nesiklosto santykiai, reiškia mano veiksmai neteisingi. Nueinu į hipnoterapiją, panardina į praeitą gyvenimą, į šį gyvenimą, kad mama įdėjo programą, kad tu nebūsi laiminga, tu nesukursi santykių. Galbūt ten į praeitus gyvenimus ir atkabinsit. Bet jūsų protas nežinos, o kaip man kitaip, nes jisai veiks iš to, kaip jūs gyvenot iki šiol. Ir jums reikia tada, čia žinot, kaip į kompiuterį ištrina programą, bet man jos reikia. Ir reikia instaliuoti naują. Tai hipnoterapija, jinai ištrina. Galima įdėti naują, bet čia jau labai galingas įrankis ir tikrai nedaug specialistų yra, kurie tą padaro, kad jie suinstaliuoja naują programą. Bet jūsų kūnas prisimena viską ir jūsų kūnas turi išmokti, išlavinti jūsų kūne būtent naują veiksmą. Reiškia, aš turiu dar pasisemti naujų žinių tam, kad jas būtent įtraukti į savo gyvenimą, kad aš pradėčiau kitaip veikti, kad aš pradėčiau kitaip bendrauti, šnekėti, ne su priekaištais, o su draugiškumu, nereikalauti, o prašyti. Lygiai tas pats, aš noriu daug pinigų. Aš dirbu, bet neuždirbu, arba aš uždirbu, bet nemoku jų išlaikyti. Hipnoterapija pakeis. Bet vėlgi, jūsų protas, jūsų kūnas nemokės prisitaikyti dar. Reikia laiko ir vėlgi pasisemti žinių. O tai kaip aš galiu išlaikyti tos pinigus? O kaip aš juos galiu dauginti? Kur aš galiu juos investuoti? Nes visur yra žinios. Čia yra informacija. Kas turi informaciją, tas valdo. Dėl sveikatos. Kas tiki karma, kas domisi karma, tai tikrai yra programos iš praeitų gyvenimo, iš giminių, pagal DNK persiduoda, kad yra lygos. Ateina vaikas sergantis, kažkodėl ateina. Žmogus suaugęs susirga, kažkodėl. Tikrai nuostabi knyga Louisa Hay, kaip pagydyti savo, ar pamilt savo lygą, ar pagydyti savo lygą, kažką panašus pavadinimas. Tai kiekviena liga yra būtent padaryti tyrimai, kad su kokiu mąstymu, kokia liga atsiranda. Nes jau tikrai tyrimai nustatė, kad dauguma ligų yra psichosomatinių, būtent nuo mūsų minčių, nuo mūsų gyvenimo būdo. Mūsų gyvenimo būdas priklauso nuo mūsų minčių. Mūsų mintys įsideda tėvai, seneliai, proseneliai, jie įdeda programas. Nes žmogaus protas yra kaip kompiuteris. Jį programuot labai lengva.
ką ir daro mass-media. Ir dėl ligos jūs galit nueiti į hipnoterapiją, jūs atryšit, bet jūsų jausmas, jūsų emocijos neatsiryšo iki galo. Ir jūs turit vėlgi, o kaip aš kitaip tada elgsiuos? Nes jeigu aš labai pykstu, tai, pavyzdžiui, pykstu ant vyro, tai moteriški organai tikrai kenčia, nes o kam tada man būt moterim, jeigu aš jų nekenčiu, jeigu aš su jais nebūsiu. Ir visokios miomos, polipai, tai būtent, kad man reikalingas mano moteriškumas. Aš atryšiu, bet mano elgesys tai išliks. Ir būtent tada hipnoterapija atriša tą mazgelį, aš nejaučiu pykčio vyram, aš pasitikiu, aš jais tiesiog pasižiūriu ir vau, kokie jie nuostabus. Bet mano elgesys turi pasikeisti. Tam, kad pasikeistų, aš turiu lavinti naujus įgūdžius. Kitaip bendrauti, kitaip pačiai gyventi. Ir būtent hipnoterapija, tai čia žinot, kaip aš kaupiu žinias, kad gali būti kitaip. Hipnoterapija padaro tą atsukimą, remontą, pakeičia elementą, kažkaip pasakysim. Ir aš turiu jau bagažą, kur aš galiu toliau jį pritaikyti. Tai, kas ieško hipnoterapijos, tai pradžiai semkitės žinių, kad kaip galima kitaip. Nes hipnoterapija tai tikrai nėra ta auksinė tabletė, kuri paims ir pakeis jūsų gyvenimą, jūsų likimą ir jūsų aplinkinius. Nes hipnoterapija dar gali jūs paveikti, bet jūsų aplinkinių tai nepaveiks. Ir jūs, tokia nauja, ateisite tą pačią sriubą. Ir tada, o man tai čia netinka, man nepatinka. Ir ta hipnoterapija, tai reikia, o kaip ją integruoti į mano gyvenimą. Čia yra įrankis, įrankių yra tikrai begalė, jūs galit naudotis. Bet be žinių, ką jūs su to įrankiu darysit?